naujienų laikraščio žurnalistas, skridimo per Atlantą komiteto narys Antanas Vaivada pasiūlo lėktuvą pavadinti Lituanika – lietuvybė. Šis vardas iš visų pasiūlytų pavadinimų visiems labiausiai patiko. Gegužės 6 dieną Čikagos Midway aerodrome įvyko lėktuvo krikštynos. Lėktuvą pašventino prelatas Mykolas Krušas. Dariaus motina amerikiečių papročių į lėktuvo propelerį sudaužė šampano butelį. Kitą rytą Darius ir Girėnas, atsisveikinę su giminėmis ir išlydinčiaisiais, išskrido į Niujorką. Pasiekę miestą, lakūnai nusileido Beneto aerodrome ir lėktuvą pastatė angare numeris 7. Lakūnai nemokamai buvo apgyvendinti Half Moon viešbutyje. Skrydžio datą ir laiką lėmė oras virš Atlanto, o jis pastarosius 2 mėnesius aviatoriams buvo ypač nepalankus. Transoceanic flying isn't very difficult if you have proper equipment and proper training. I think that our trip from New York to Kaunas, Lithuania shouldn't be very difficult. Prasidėjo gero oro laukimas. Ir štai pagaliau, pagerėjus orui, jie ryžosi skristi. 1933 m. Liepos 15 d. 6:24 min. Niujorko vasaros laiku Lituanika, nuridėjus visų 1280 metrų ilgio pakilimo taku, atsiplėšė nuo žemės. Pakilimas buvo nepaprastai sunkus. Perkrautas lėktuvas pakėlęs uodegą burgzdamas ir riedėjo nepajėgdamas atsiplėšti nuo žemės. 2 kartus Darius bandė pakelti lėktuvą į orą ir abu kartus lėktuvas sėdo. Tik pačiu paskutiniu akimirksniu, kai vandenynas buvo čia pat, lėktuvas atsiplėšė nuo žemės. Visą Liepos 15 dieną lakūnai skrido Amerikos pakrantėmis. Pasiekę Newfoundlando salą, lakūnai išmetė raštelį, kad kelionė sekasi gerai. Kelionės metu juos užklupo audra. Lituanika skridusi Londono link pasuko per Šiaurės Škotiją ir Liepos 16 pavakare pasiekė Vokietiją. Apie 23 valandą lėktuvas buvo pastebėtas virš Stargardo, skrendantis Karaliaučiaus link. Ties Kudam kaimo lakūnai padarė porą ratų, pasišvietę kišeniniu prožektoriumi toliau skrido pietų kryptimi. Nakties tamsoje Darius ir Girėnas galėjo pasikliauti tik prietaisų parodymais. Kai lakūnai pamatė medžių viršūnės, buvo per vėlu. Liepos 17 0:36 min. Berlyno laiku Lituanika baigė savo legendinį žygį per 37 valandas 11 minučių, nuskridusi 6411 kilometrų. Amžinai suglaudė sparnus Soldino girioje. 2 lietuvių tautos sūnūs, ištikimi draugai, žemaičiai, transatlantiniai lakūnai nepasiekė tėvynės, į kurią veržėsi su begalinė širdies aistra ir nepaliaujamu ryžtu, žuvo svetimoje žemėje. – 1933 Liepos 19 16:10 min. Darius ir Girėnas nusileido Kaune. Gaila, kad ne jų rankos valdė lėktuvą ir ne Lituanika juos atskraidino į Kauną, į kurį jie taip skubėjo. Jos pasitiko apie 60 000 žmonių. Bet lakūnų akys jau neberegėjo tos daugiatūkstantinės sutinkančių tėvynainių minios su gilia rimtimi veiduose. Nors ir tramdomos ir slepiamos, daugelio akyse ašaros. Lietuvos vyriausybė sudarė komisiją katastrofos priežastims ištirti. Jos pirmininkas buvo aviacijos inžinierius pulkininkas Antanas Gustaitis. 1933 m. spalio 9 buvo pateiktos išvados. 1. Lakūnai kapitonas Darius ir Girėnas buvo gerai pasiruošę atlikti sumanytą žygį, techniškai pasirinktos priemonės buvo taipogi žygiui tinkamos. 2. Sunkiausią kelionės dalį jie atliko tiksliai numatytų maršrutų. 3. Katastrofa įvyko dėl sunkių atmosferinių sąlygų, prie kurių prisidėjo motoro veikimo defektai. Įvairios laikraštininkų, o taip pat ir liaudės sukurtos istorijos apie smurtinę Lituanikos skrydžio baigtį
ilgainiui užgožė patį transatlantinį skrydžį. Tapo net ir norma, minint Dariaus ir Girėno žygį, akcentuoti paslaptingas jų žūties aplinkybės. Ir taip palengva visi užmiršo, kad buvo tokia vyriausybinė Gustaičio komisija 33 metais, arba tiesiog nekreipė į jos darbą ir jos rezultatus dėmesio. O tai buvo labai kvalifikuota ir labai dorai savo darbą atlikusi komisija. Juk jos vienas narių buvo tuoj pat pasiųstas į katastrofos vietą ir jis išsiaiškino, kad Lituanika nėra nukritusi iš aukštai žemyn, bet yra patyrusi katastrofą dėl to, kad pilnu greičiu skrisdama užkliudė Soldino aukštumoj medžių viršūnės ir tada jau visų savo kreiseriniu greičiu, laužydama medžius, taip sakant, įlindo į mišką, žudydama lakūnus ir viską sulaužydama. Šitie aspektai buvo išnagrinėti, paskui, kai lėktuvas buvo atvežtas į Kauną, jis buvo nuodugniai peržiūrėtas. Aišku, nerasta buvo jokių kulkų žymių, nors apie jas ir po šiai dienai dar mėgsta pakalbėti kai kas. Žuvusių lakūnų palaikus buvo nuspręsta balzamuoti. Šios darbus atliko profesorius Jurgis Žilinskas, jie tęsėsi 9 mėnesius. Balzamuotus lakūnų palaikus visuomenė pamatė 1934 Liepos 17. Medicinos fakultetų rūmų koplyčioje jau pirmą dieną juos aplankė 30 000 kauniečių. 34 spalio 3 Lietuvos aeroklubo posėdėje buvo nuspręsta pastatyti Kauno kapinėse mauzoliejų. Jo projektą paruošė architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Vidinio cilindro ertmėje stovėjo katafalkas. Šviesa į patalpą patekdavo pro lubose įtaisytą langą. Elektrinis šildymas palaikydavo pastovią temperatūrą. 1937 m. lapkričio 1 dieną Dariaus ir Girėno balzamuoti palaikai buvo iškilmingai perkelti iš medicinos fakulteto į mauzoliejų. Pastebėjus pakitimus balzamuotose palaikuose, jie 1940 m. gruodžio 17 dieną buvo sugrąžinti į medicinos rūmų koplyčią. Per visą karo laikotarpį mauzoliejus buvo tuščias ir užrakintas. Pokario laikotarpiu jis buvo visai apleistas. 1959 metais, likviduojant Kauno miesto kapines, Dariaus ir Girėno paminklas mauzoliejus buvo sunaikintas. Baigiantis karui ir prie Lietuvos artėjant frontui, iškilo grėsmė lakūnų palaikams, kurie tebe buvo saugomi medicinos rūmų koplyčioje. 1944 m. kovo 18 naktį karstai su didvyrių palaikais buvo paslėpti ir užmūryti vienos Rusijos sienos nišoje, kur išbuvo 20 metų. Tik 1963 spalio 6 palaikai atrasti. Dedama Raubos, taip pat instituto docento, ir jo motinos Virginijos atradom Dariaus ir Girėno užmūrytus karstus už sienos paslėptus. 1964 rugpjūčio 12 dieną įvyko laidotuvės. Laidotuvės buvo taip jau slaptos praktiškai, nes į institutą net neįleido studentų. Jokios eisenos nebuvo, paėmė tik karstus. Buvo paruoštas sunkvežimis su jų portretais apipintais vainikais, išnešė karstus iš rūmų ir padėjo į tą sunkvežimį ir paskui mašinos artimųjų giminių ten važiavom paskui. Na, o žmonių vis tiek buvo susirinkę ne taip mažai jau. Viens per kitą instituto darbuotojai matyt pasakė ir taip, kad buvo žmonių ne taip mažai. Vilniaus dailės instituto skulptūros katedra 1963 patvirtino studento Vytauto Mačiuikos diplominio darbo temą. Dariaus ir Girėno memorialinis paminklas Kaune. 68 Liepos 17, švenčiant Lituanikos skrydžio per Atlantą 35 metinės, paminklas buvo iškilmingai atidengtas. Skambėk Lietuva,
Jos padangė šviesoj ir grėsmingoj audroj, mūsų meilė beribė ir Atlantas per mažas išreikšti tau meilę. Širdis skridinoj skambėk, Lietuva, Lietuva, Lituanika skrenda ir padangė šviesi ir audra. Tavo garbei įveikėm Atlantą ir pasaulis skamba, skamba Lietuva. Pirmasis transatlantinis skrydis buvo vienas žymiausių įvykių Lietuvos aviacijos istorijoje. Darius ir Girėnas amžinai išliks gyvi lietuvių tautos atmintyje už jų žygdarbį atliktą vardan žmonijos siekių nutiesti tarpkontinentinius oro kelius per Šiaurės Atlantą.